Atsimenu, ilgą laiką turėdavau vienas arba dviejas kojines gal. Tai kiekvieną vakarą, nežinau, tėvas kažkaip išmokė, arba tėvas bent jau taip darė, nors nemokino. Kiekvieną vakarą prieš miegą įsiskalbi kojines ir taip pat gyvatuko susuki. Kiekvieną rytą turi švarias kojines. Tai būdavo tokia rutina plauti kojines kiekvieną vakarą. Dabar namuose, kai tų kojinių milijonas, tai dažniausiai jų neberandi po vieną visos. Ir kitas dalykas, prieini liepto galą, kai tiesiog nebelieka nei vienų švarių. Tai šitas plaut kojines kiekvieną vakarą buvo visai geras dalykas. Tik pakalbėjau apie kojines. Moteris pardavinėja kojines. Šiandien diena, kai nieko nesinori šiaip. Atsikeli ir tada vėl reikės eiti ten tos pratimus visokius taip toliau. Spuogas, nosis. Ir atsimenu, kai dirbau realybės šou, ir turbūt šiemet dirbsiu. Žodžiu, vieną dieną visi susipyko. Ta prasme, kažkas atsitiko, kad visi susėdė vos ne su visais. Ir Karolis režisierius sako, nu va, mediumas. Kaip ir visur, realiai, kur tu kažkur patenki į naują aplinką, ten būdavo ar ten stovyklos kokios ar dar kažkur, kur viskas pradžioj tai, po to kyla, viskas labai labai fainai ir kažkuriuo metu krenta žemyn, viskas kaip ir atsibosta, neįdomu, tada susiparinęs kažkaip būni, taip toliau. Tai atrodo, va čia dabar yra tas lūžis, realiai tai yra praktiškai praėjo pusę dienų sanatorijoje, kur dabar jau galvoju, dėl ko čia, kas čia, kodėl, ta prasme, kodėl tokia kiekviena diena tokia pati, ta prasme, švilpiko diena literaliai, atsikeli, pavalgy, taip toliau. Pradžioj fainai, viskas tvarkoja, po to ateina tas vidurys, kur aš net nebejoju, kad pagal šitos bangavimus, kai ateisiu kitą savaitę, kai jau bus prie galo, tada matysis gal ir pagerėjimas kažkoks toks ryškesnis ir vėl nuotaika geresnė. Nu, bet dabar tai nafik. Tarp kitko vieną labai gerą žinutę, kurią paskaitysiu. Tu buvai man jau nusibodęs ir neįdomus, bet bliam laikykis veik šitą nesąmoningą etapą su sveikatos problemam ir raganėk vėl. Kalbu ne iš gailesčio, bet patvirtinu, kad turi kažko savito ir natūralaus. Linkiu greit pasveikti ir atsistatyti. Tavo heiteris per brūkšnelį fanas, Deivis. Linkėjimai, Deivi, ir tu visiškai esi teisus. Pirmiausia, dėl to, kad mes kiekvienas esam patys savo heiteriai ir fanai greičiausiai. Tai čia šitą dalyką, tiesąkant, taiko ir savo. Kur tiesiog pats tampu savo neįdomus ir jau kaip pats neįdomus savo, tai ir kitiems faktas. Eiktų žiemoti uodetų. Beje, valytoja sakė, kad esu pats netvarkingiausias šiame aukšte. Tai aš labiausiai apsikuitęs, kaip ir sakėt? Nu, nelabai atvarkingas, toks jaunas galvoju, taip kaip turėtų būti pavyzdys. Nu jo, nežinau ką daryti, mane tie daiktai visi nervina, nes apie kiekvieną reikia pagalvoti. Nu dabar žiūrėkit, reikia galvoti, ar įtemptas pilvas, ar tiesi nugarą, ar teisingai daromas pratimas, ar galvas laikai teisingai, ar smakrą teisingai, apie viską reikia galvoti. Tada galvoti, ar distancinis taip yra padėtas, ar šitas čia yra padėtas, ar šitas čia padėtas. Kas įdomiausia, jau prieš savaitę socialinės nusipirkau, dar neprisipučiau. Gėda, Vitai. Tai gerai, tai dabar prisipūsiu, tai dar savaitę įsigulės nenaudojamas. O kur po to aš rasiu šitą šiaudelį, kad pripūst? Ką tik numečiau telefoną. Praeitą kartą, kai numečiau, tai nulūžo tas mikrofo šudukas, bet dabar taip neatsitiko, ačiū Dievui. Daugiau taip tai nedaryk. Atsimenu, mokykloje klasiokas Minelga, lietuvių kalbos mokytojai, iš paskutinio suolo. Jinai buvo sakiniais ir tas paprikas ant akinio. Tada gerbiama Čiaplikaitė mokytoja taip atsisuko. Taip. Na ir Minelgai buvo šakės. Atrodo, kad mango pučiu. Dabar galvoju, kas labiau pučiasi, ar kamuolys geltonas, ar mano galva raudona.
Nu gerai, dabar grįžtam prie tų pačių dalykų. Kur dabar dėti šitą šiaudelį, kad bet kada jį galėčiau rasti? Gal dėti cizų pakelį? Pratimukų lovai dar nedariau. Kadangi šiandieną visiškai be motyvacijos tokia, nežinau, norėjo draugelis atvažiuoti, sakau, nevažiuok šiandien, sakau, nervas ima dėl visko. Galvoju, gal reikia kažkokių pozityvių minčių, pozityvių idėjų. Apėmė apatiją ir nusivylimas savo rezultatais? Nu jo. Norite pasisemti įkvėpimo? Taip, tikėkite, kad galite ir pusę kelio jau bus įveikta. Atminkite, niekas be jūsų sutikimo negali priversti jūsų jaustis menkaverčiu. Viską, ką žmogaus protas gali įsivaizduoti ir ko tikėti, tai jis gali ir pasiekti. Reklaminis skelbimas. Puslapis pravalturas.lt. Galite įsigyti bilietus į giminės balių. Toliau galite įsigyti aukštos klasės kokybės pakabukus. Taip pat marškinėliai, tiksliau pirmiau džemperiai, po to marškinėliai. Pravalturas.lt. Tai, ko jums reikia ir nereikia. Ką siūlo lapkritis? Kauno pabrėžimo koncertų Paboje. Vilčinsko koncertas. Toliau. Gyvenimas be chemijos. Alright. Dabar, manau, laikas susipažinti su Birštono kultūriniu gyvenimu. Aplankytos bivetės, dabar, manau, reikia aplankyti kokius nors renginius. Ir mačiau, kad mieste nemažai plakatų yra, kurie reklamuoja, kas įvyks visai netrukus Birštone. Vieni plakatai buvo čia sanatorija, bet mačiau prie turizmo informacijos centro ten yra daugiau, tai pasižiūrėti. 3 valanda jau tokia naktelės pranašas, iš tikrųjų dar saulė švietė prieš 2 valandas. Kodėl šitokiais ratais vaikštų, man atrodo, aš gyvenu prie šito žalio namuko. Jau čia praėjau krūvą. Nu, reiks pabandyti eiti pro kitą. Čia Birštono turizmo informacijos centras. Magnetukai, atvirukai, paveiksliukai, suveniriukai, taip toliau, bet va čia mačiau plakatą. Namų rungtynės 8 dieną, 13 valandą. Super. Čia reiks eit, pažinti Birštono autobusu. Kauno fortepijonis trio. Išnykęs ir išlikęs. Gerai, čia mane domina. Vien dėl to, kad oh yeah. Ieva Dudaitė. Lapkričio 6, 18 valandą. Birštono kultūros centras. I love Ieva Dudaitė, nesvarbu, ką jinai groja, ką jinai daro gyvenime. Kad neįdėjau kažką, tai 100%, čia net, aš net nežinau, ar čia žmogus, ar čia koks driežas. Nemuno kilpų regioninis parkas atras didžiasias Nemuno kilpas. 2 metrai. Linksmiausias metų koncertas. Šį sekmadienį. Gerai. Mažasis Lušiukas ir atiduodu žmoną. Kino teatrą turi? Ai, kultūrkė ir yra kino teatras. Darbai kalbantis už save. Birštonas sakralinėme muziejuje. Aš todėl galvoju, kad miegučio labai greitai užsimanyčiau su visą deramą pagarbą. Tai ką, tai einu ieškoti bilietų. Aš anksčiau galvodavau, kam tie plakatai iš vis reikalingi. Ten žmonės, žiūriu, yra plakatų stulpas. Ten viens ant kito uždeda, užklijuoja, ten suspyksta, susinerina, ypatingai kai būna rinkimai. Tie plakatų stulpai yra super, nes dabar, va, iš kur sužinot, kas vyksta dabar Birštone. Atsiprašau, gal koks koncertas šiandien? O. Petankue aikštelė. Šios dienos versmės sanatorijos valgyklos lankytojai bandė arba bando jau mane įvelti į bado žaidynės. Bado žaidynės vadinasi, kai tu ateini kokią 20 minučių praėjus nuo oficialaus starto, tu jau daugiau negu pusės neberandi maisto, nes tiesiog viskas yra nunešama, viskas. Atrodo kaip kažkokia tai mugė, kaip kažkokia šventė būtų. Ir tu ateini, žiūri, kad nelabai ko yra likę. Ką tai verčia daryti? Reiškia, verčia ateiti laiku. Ateiti laiku, tiksliau, ne tai, kad laikas yra valanda, bet ateiti nuo pat pradžio, o gal net ir dar anksčiau ir bandyti užsimti eilę, tam, kad gauti tai, ko tau reikia. Nu tai yra siubinga. Tai aš galvoju, dėl to Lietuvoje tos eilės visokios ir darosi, nes tada galvoju, aha, nueisiu, negausiu, nebus, taip toliau. Bet iš kitos pusės žmogus savęs nepaklausia, ar tau tikrai tiek reikia prisivalgyti. Aš, pavyzdžiui, kad neradau pusę maisto, net pagal šaukštą neatspėjau, koks buvo maistas ir aš tiesiog galvoju, nu ir gerai, tai aš mažiau prisivalgysiu. O čia valgykla ir yra gal. Ką gaminat? Eik nach pat, ką?
Tai tiesiog, tai dabar, tai bus vakarienė, dabar įdomu. Ar vėl bus viskas nunešta, gal žmonių apmažės, bet kai jau daugiau žmonių, tai tikrai tvyra tokia įtampa, kova dėl maisto. Dabar bandau slaptu keliuku sumažinti ėjimo atstumą, nes pastoju vaikštau ratu. Va ir mano prūdelis, kur maudosi antitės. Atrodo versmiai belė kiek kambarių, bet iš tikrųjų belė kiek ir ligonių. Suprantu, mano kambarys kažkur čia yra tiesiai. Antras aukštas. Jeigu čia galima pro šitas duris eiti, bus nuostabu. Čia jau čia vadinasi meilės sala. Sveikatos sala. Čia pastatytum dar dvigubai tokį didesnį, tai irgi pilna žmonių gulėtų. Kadangi depresucha jau čia įpusėjus, einu ieškoti pramogų ir ką Birštonas gali pasiūlyti šią savaitę. Lapkričio 9 diena, sekmadienis, 2 metrai, linksmiausias metų koncertas. Deivis Norvilas ir Rafailas Karpis. Bilietų kainos praktiškai kaip į giminės balių. Oh my god, 1, 2, 3, 4, 5 bilietai, visa Birštono kultūrkė išpirkta. Gerai, balkonas. 2, 5, 9 bilietai. Čia yra Birštono kultūros centras. Šiaip jokinga atrodytų, jeigu taip ir atrodytų. Dieve, nenori išmokėti tik pinigų, bet reikia. 3-6 eurai. Gerai, perku čia. Nusipirkau į Deivį ir Rafailą Karpį linksmiausias koncertas metų. Taip, pamačiau internete, lapkričio 8 dieną, stand-up aš nesu mėgėjęs, gal net niekada ir nebuvęs. Šeštadienis, Markas Žukauskas. Liepo 6, jau rytoj, Ieva Dudaitė, magiškasis piano. O dieve, kiek čia dar tretsokas. Šiaip tai, jeigu nebūtų tokia graži, tai tikrai neįčiau. Ieva Dudaitė. Arba bent šitoj fotkiai graži. Čia kaip šita atrodo kaip vežimas kažkoks. O pas Ievą taip neina kaip pas tuos 2 metrus. Aišku, jeigu graži, tai reikia iš arti žiūrėti. Faktas. Be kalbų. Per šią savaitę išbandysiu 3 Birštono pramogas. Žinau, kaip bus, pamatysiu šitą šiaudelį, galvosiu, blema čia nuo kokių sulčių, išmest reikia. O pasirodo, čia bus nuo to kamulio. Apsišėriau, tiesą sakant, bilietais į visokius renginius, 3 renginius šią savaitę. Tai aš galvoju, kad tokį požiūrį turėkit ir į giminės balių, kuris vyks 26 metų, rugpjūčio 8 dieną. Tiesiog nusipirkit bilietus ir atvarykit. Pašaukit mane, vai pašaukit, kad net suvaidėtų skliautai. Vietų yra daugiau negu Deivio šitam koncerte, bet niekada nežinai, ar tie šventės galbūt tos bilietus taip stipriai papirks ir tiesiog baigsis vietos. Fuck, dar ir mikrofas nukrito. Pirmai telefonas, dabar mikrofas. Čia atrodo kaip sushi. Jūsų mikrofas. Šiandien tarp kitko buvo kineziterapija ilgiau pabuvau, nes tos kojos tokios silpnesnės, užpakalis silpnesnis. Ne ką silpnesnis, tai yra silpnas. Tiesiog yra silpnas, bet ergoterapija, šiek tiek keikiu, bet jau gal nebe tiek, gal buvo šiek tiek paprasčiau. Plus mokytoja pasikeitė, reikėjo šitą kamuolį tokį panašus spaudinėti, panašus pratimai, iškelt rankas, spaudinėti, ten sukti ir taip toliau. Tai buvo kančia, bet netokia. Tai va tokia sveikatos situacija. Galvoju, kur mano kambarys, kuris. Tai aišku, tas kur užuolaidų neužsitraukęs. Šiaip tai, jeigu kai neužsitraukit užuolaidų, galvojat, kad nieks nemato, visi viską mato. Jeigu žiūri. Gerai, čia jie toliau pešasi. Rytas laimi. Gerai. Vėl apsikučiu. Jeigu eini parduotuvę, paimsiu kuprinę, paimu kuprinę. Pamiršau šortų su rankšluošiu išsitraukti iš po baseino. Nu, kodėl taip visada įvyksta? Gerai, tai nuėjau parduotuvę, jau nebegalėjau net plėšti. Priminė itin seną gerą patyrusį skonį. Šiandieną, kai viskas užknisa, tai dar nusipirkau dar čipsų. Ne, tai aišku, tokį induką, kai nusipirkti, tada reiškia išbėgs viskas. Goddammit, čia alyvuogės. Viskas, kas su visokiom sunkom, tai išbėgs 100% visada. Alyvuogės iš Aibės, labai skanų gardu. Priminsiu, kad dar kampelį laikau savo druską, jeigu reikės kada. Čia yra, ir tai yra jautienos čipsas.
Jautienos by. 100 gramų beveik 7 eurai. Kaip galvojat, kas čia šneka? Žmogus ar kiaušinis? Žmogus. Čia tas, kur ant torto dėtas. Nu, gerai, nesišneku. Na, šiandien gal labiau su šypsena atsikėliau. Taip, tai... Apie šitą dalyką, jeigu nežinojot, man atrodo, čia visiems gal aktualu, kad tiesiai nugarą būtų miegant, tai reikia tarp kelių atlaikyti pagalbę. Arba katiną, arba šunį pasidėti. Nu, tipo, taip geriau yra. Dabar aš čia nuo ryto taip nepaaiškinsiu, kas geriau tiksliai, bet tipo reikia taip. Aišku, po to ryte tą pagalbę randi kur nors jau ten visai kitoje vietoje, bet šiaip, jeigu kurį laiką išeina, kad būtų tarp kelių, tai reiktų taip miegoti, man atrodo, visiems net ir tiem, kur neturi reikalų su nugara. Vakar suėdžiau visas alyvuogės, beveik visus čipsus, tą visą jautieną ir žinau, kur jinai dabar yra. Čia. O šito pagrindinio pastato iki baseino čia reikia eiti apie kokias, nežinau, gal 3 minutės, priklauso kaip kas eina. Pradžiai tai gerai, aha, lieka 20 minučių iki baseino, jau reikia eiti. Tada jau 15 minučių, tada 12 minučių, tada 10. Dabar išėjau liko 8 minutės, tai dar su persirengimu visu. Ir aišku, vėl būsiu paskutinis, kuris įlipa į baseiną. Man atrodo, kad čia yra administratorė ir jos draugės. O čia aš baseinė. Va čia yra labai svarbus momentas. Oh, no. Žiūrėkit, įsidedu rankšluostį tam, kad grįžus iš karto padžiauti. Tai tada prisiminiau, kad šorto dar nepasiėmiau. Pasmulkint šortus. Kaip aš tokius spogų į koncertą eisiu? Susidėliau dabar visas šitas procedūras, pamokas pagal simpatijas. Tai čia 3 tokios esminės, kur reikia judėti, kažką daryti, stengtis. Tai sakyčiau, šeštadienis yra, kur tokia gera nuotaika. Lauki šeštadienio, tai yra baseinas. Sekmadienis, kur jau... sekmadienis, bet jo į darbą reikės pirmadienį, tai sekmadienis yra kineziterapija, o pirmadienis jau yra ergoterapija. Sekmadienį jau galvoju, pirmadienis bus vėl ergoterapija. Va, gerai, tai per ergoterapiją, tai šiandien kas įvyko, tai buvo labai karšta kineziterapijos salėje, visi norėjo išsirengti, apsinuoginti. Tiesą sakant, būtų ir gerų vaizdų, būtų ir šokiruojančių vaizdų, nes prie radiatoriaus darėm, tai labai buvo karšta. O ergoterapijoje, kas labai patiko, tai buvo dabar kamoliukai. Tai daug spalvoto kamoliukų, atrodo, kad mes žaidžiam teleloto, tai reikėjo spaudinėti teleloto kamoliukus. Po 20 minučių maždaug šitų kamoliukų spaudinėjimų buvo prizas, sakė pyragų diena ir kažkodėl aš gavau citrinų vaflį. Galvojau, prigulsiu, pailsėsiu, bet reikia labai sekti grafiką ir būčiau jau, tiesą sakant, pragulėjęs sausą masažą. Tai 12:40 sausas masažas. Skaičiau, kad Vilniuje ten Santaros klinikose kažkokie dalykai negeri vyksta, kur neurochirurgai išeina. Tai, sakyčiau, situacija neraminanti. Aš, pavyzdžiui, nežinau, kokia buvo situacija tada, kai mane greitoji išvežė penktadienį į klinikas naktį ir pasakė, kad nėra ekstra atvejis ir neoperavo, o sekmadienį jau pasidarė arklio uodegos sindromas, nutirpo visas klinas, tai jau tada pasidarė ekstra atvejis ir operavo vidurnaktį. Tai aš galvoju, ar penktadienį, ar tai jau tikrai nebuvo toks ekstra atvejis, ar tiesiog gal neturėjo net žmonių, kurie naktį operuotų, tai irgi taip gali būti. Tiesiog reikia suprasti, kad tokie žmonės nesimėto realiai, neurochirurgai. Tai prasme, tai čia renginį pavest ar pajuokaut, tai gali bet kas, ne bet kas iš tikrųjų. Ne, bet iš esmės mėtytis neurochirurgais arba apskritai ten gydymo įstaigos darbuotojais visokiais nereikėtų. Su draugeliu kalbėjom, kas būtų viduramžiais, tai viduramžiai mane būtų turbūt į dangų paėmę, arba būčiau žmogus su išvarža, kokie nors Trakų pily, pusę kūno jau nevaldyčiau ir vaikščiočiau ant rankų ten, tipo juokaučiau. Nežinau, daug skiria pinigų gynybai, visą kitą, bet galėtų, bet
Ir vat tie, kas dirba ligoninės ir panašiai ten, nu, daug kas, ligoninės, policijos, gaisrinės ir visa kita. Bet kad skirti didesnėm algom, Jėzau, pasiskolinkite milijardą ar kiek ten, padarykite tas didesnės algas, nugi patys nepasigydysit. Ir man atrodo, kad, nu, aš jau pradėsiu politikuoti, tiesą sakant, bet skiriam gynybai, bet man atrodo, gydytojai ir visi, kas ligoninėse dirba, yra tikroji gynyba, nes jeigu mes čia visi būsim sulūžę, nu, tai tada... Tai vat atrodysim kaip šitoj salėje. Kažkas padarykit žodį, kad uždirbtų visi gydytojai, daktarai, ten seselės, slaugės ir taip toliau. Nu, pidisą užmeskit, stolininkai. Matau, kad ir kirpėjai neuždirba pagal šitą ševeliur. Pasirodo, taip galima žvejot. Kodėl, pavyzdžiui, Lietuvoje taip nekimba? Ar kimba? Nekimba. Nu, Lietuvoje trauki po tokias žuvelės, tai ten jau tavo kažkoks didžiulis laimėjimas. Farerose dar nespėjai įmesti meškerės, jau trauki va tokią žuvį. Kaip čia parodė, nu va tokią žuvį trauki. Supranti. Lietuvoje kažką ten vis sėdi. Kodėl jos taip nekimba? Kaip ir mergos nekimba, lygiai taip pat. Prisipažinsiu, šiandien buvau įsuktas į bado žaidynės. 13 valandą pietus. Nu, galvoju, einu tiesiai. Nu, tai ten, aišku, Zavaliauskas, pilnas žmonių. Ir žiūriu, jau vienas tuščias šitas indas, pasirodo, buvo šašlykų. Tai mačiau, kad kiti turi lėkštėti, tai šašlykas sumirguliavo horizonte kaip miražas kažkur. Ir dar kiti tikėjosi, kad šašlykas dar sugrįš ir vėl atsiras, bet šašlykas tapo kaip kokia legenda, kaip kažkokia pasaka, kaip sapnas, bet šašlykas tiesiog dingo ir išgaravo. Tada, kol gėdėjau šašlyko, praktiškai į paskutinę kelionę vos neiškeliavo kugelis. Buvo likę gal 3 kokie kugeliai, 4 gal tie kugelio dalis. Tai greitai sėdėjau, tai dar gavau kugelio. Ir savo akise mačiau, kaip kugelis gesta ir pranyksta ir iškeliauja. Tai kitiems neteko, o kiti tik tai girdėjo istorijas ir pasakojimus apie tai, kaip kažkada kažkur kažkokie šalyje gyveno šašlykas ir kugelis. Tiesiog maisto kovos, ar dabar džiaugiuosi prisivalgęs kugelį? Ne. Gavau priekaištų iš kinezoterapeutės Gabrielės, kur jinai sakė, kad rūkį bazukį neturėsiu, jeigu taip greitai kilnosiu hantelius. O įdomu, Arvydas ar kilnodavo hantelius? Savo trečią ranką. Aš bandau įsivaizduoti, jeigu, pavyzdžiui, man galva skauda, nu, tarkim, stipriai, tai skauda, bet įsivaizduokit, kaip Saboniui skauda galva. Tokio dydžio žmogus ir atitinkamai galvos skausmas. Ir jeigu tu, pavyzdžiui, savo galvos skausmą įsidėtum į savo galvą, net laikytų. Aišku, net laikytų, jeigu gautum savo, irgi būtų nualpimas be galimybės atsikelt. Šią rubriką remia juokingų bajerio rėmėjas Citrinų skonio vaflis. Šiau biškai pasivaikščiot, bet 2:30 jau pradeda kažkaip biškai mažiau saulės darytis. Galvoju, gal paieškosiu laivelį, ten mačiau vienas nuplaukė. Čia ostelis yra. Bet čia yra legendinė, kas iš LKK, LSU puikiai supras, legendinė irklavimo bazė. Kiek čia linksmų susitikimų buvo praleista. Kiek čia chaoso, bardako ir taip toliau, tie kambariai. Tuose kambariuose tai ten galėjo uogienės sloviką į sieną mesti ir nieks nebūtų pasikeitę. Visi turbūt, kiekvienas žiūrintis iš LKK, LSU, pabandykime prisiminti kiekvienas savo istoriją, kas ten tokio nutiko. Smagu būdavo. Dar reikia gerus atsiminimus tokius nukreipti. Gerai būdavo. Vienas laivelis nuplaukė, tas tai tikrai būtų paplukdynės, aš taip jau suprantu, bet dabar, va, gręžia. Kur sakysiu, baig gręžt, turiu pusvalandį, nes po to reikės eiti grįžti į procedūrą. Irklavimo bazė. Su kuo paplaukt? Laivai yra, žmonių nėra. Gal biškį ir pavėlavau. Labą dieną. Kuriom dienom, valandom vyksta turne? Nebevyksta. Niekada? Mažai. O ten, kur nuplaukė, šiaip saplaukė, ar ne? Jo, tai laivelį irgi įsikelinėja. Ai. Šiandien išplaukė. Ai, Ką tai. jūs aplaukti norit?
Tai jo, galvojau, nėra ką veikti. Taip, tai sakė, plaukėja valandą laiko. Lapkričio pradžia, toks oras. Wow. Tai ką, tai kokį čiūdų čia prikrėsti? Šiandien yra Ievos Dudaitės koncertas, pianinas. Tai reiks nueit, jeigu jau bilietą nusipirkau. Dieve, koks oras nuostabus. Nors imk ir prisigė. Čia yra sanatorija Tulpė, tavo tėvas,